šeštadienį, turim kavytės, turim uodegėlę su kaspinėliu, žodžiu, apsipirkta, namai apsitvarkyti, mašina rūbus skalbiam ir aš, manau, eisiu megzt. Bet visų pirma noriu parodyti geriausiai išleistus 2 svarus ar 2,5 svaro šią savaitę. Mano vidinis vaikas yra tiesiog apžavėtas. Tai nežinau kaip jūs, bet man už Kinder šokoladą, tai žinokit, nėra joks velykinis kiaušinis šokoladinis. Nei vienas nėra toksai skanus, kaip būtent va šitas. Ir dar viduj yra, žodžiu, tas tradicinis žaisliukas Kinderio. Tai bent jau Anglijoje, tai Velykos, Velykų šventimas, Velykų šventė, Velykų diena yra būtent apie šitus šokoladinius kiaušinius, o ne kaip pas mus, ar ne, kur marginam tikrus margučius, tikrus kiaušinius. Tai anglai Velykas supranta būtent tokių kiaušinių pavidalu. Tai aš saviškį jau gavau, galiu garantuoti, kad jisai neišgyvens tikrai iki Velykų, bet bus labai skaniai suvalgytas. Tai mano būtent toksai šių metų kiaušinis. O aš taipogi jau suredagavau video šiandieną ryte atsikėlus, tai žodžiu, buvo labai produktyvi diena ir manau vakaras bus taipogi ganėtinai produktyvus, tikiuosi, kad jisai toksai bus, būtent mezgimo atžvilgiu, eisiu pamegzti savo koko džaketą ir taipogi norėjau pakalbėti apie advento kalendorius, vlogmas, nors dabar yra tik tai balandis ir jūs galbūt galvosit, Dominika, balandžio mėnesį, gruodis, vlogmas, advento kalendoriai, apie ką tu? Tai žinokit, bent jau mano Instagramas, tai yra visas užpildytas būtent tais advento kalendoriais. Dandelion and Dogwood, iš kurių aš pirkau advento kalendorius 3 metus iš eilės, jeigu ne 4, manau 3. Jau yra išleidęs savo advento kalendorių, bet jisai, man atrodo, yra gvazdikų tema. Gvazdikai nėra mano gėlė. Tai aš, žodžiu, šiais metais pagalvojau, kad noriu būtent Beehives advento kalendoriaus ir ilgą laiką nieko nebuvo girdėti apie Beehives advento kalendorių. Ir praeitą savaitę, pagaliau, ne praeitą, šios savaitės pradžioje, pagaliau išėjo jų advento kalendoriaus tema. Įdėsiu nuotraukėlę. Žodžiu, kaip suprantu, rožinis gyvenimas ir rožės. Tai žinokit, mano advento kalendorius jau yra užsakytas. Labai ačiū mamytei, kuri man šių metų advento kalendorių padovanojo. Ir gruodžio mėnesį visos galėsim stebėti, koks gražus mezginys iš to gausis. Tai tiek žodžiu apie advento kalendorius. Jeigu jūs ieškot advento kalendoriaus sau, tai jeigu kažką gražaus užmatysiu, tai galbūt pasidalinsiu savo video, bet aš kažkaip nesu mačius dar tokio, kuris man būtų įstrigęs šiais metais. Mačiau, kad Botanical Yarns yra pasileidus savo advento kalendorių, jinai buvo viena iš pirmųjų, kuri paleido juos. Elderflower Stitches šiais metais turi netgi 3 temas, man atrodo. Dandelion and Dogwood pasileido, kažkoks kitas, atsimenu, tikrai mačiau, bet nepamenu dabar pavadinimo. Bet, žodžiu, jeigu aš ką nors pamatysiu, tai būtinai pasidalinsiu. Ir manau, kad jau yra tas laikas, kada reikia pradėti žvalgytis adventų kalendorių, jeigu nori būtent mezgiminių kalendoriaus.
Tai vat, o man, aišku, su vlogmas, advento kalendorius su siūlais labai puikiai tinka. Tai vat, aš dabar jau eisiu megzt, turiu kavos. Ir susitiksime tikriausiai kada vėliau. Tai visas mano savaitgalis realiai yra su mano koko džeketu. Aš bandau pasibaigti savo rankovių didinimus ir tada galėsiu grįžti prie petitnit palaidinės mezgimo. Bet dabar man didžiausias noras yra, žinoma, pasibaigti šitus didinimus ir tada žiūrėsim, kas yra toliau. Ir taipogi išsitraukiau savo GoPro kamerą, kadangi labai norėčiau grįžti, naudoti ir ją. Tai, žodžiu, pabandysiu palyginti, koksai skirtumas yra tarp mano pagrindinės kameros ir mano GoPro. GoPro kamerą man padovanojo vyras, kai aš tik tai pradėjau filmuoti YouTube'ą. Tai, man atrodo, pirmame vlogmas aš ją ir gavau. Ir kažkodėl man būtent ji taip stipriai neprilipo. Būtent dėl to, kad aš pastebėjau, kad GoPro filmuodama ima tokį platesnį vaizdą aplinkui. Ir man kartais, lyginant su mano pagrindinė kamera, su kuria aš esu įpratus, filmuoja tokiu platesniu kampu ir labai skiriasi vaizdas. Tai aš šią savaitę sakiau, bandysiu panaudoti ją, pažiūrėti, ar neerzins bent jau manęs vaizdas, kadangi GoPro nešiotis su savimi yra tikrai žymiai lengviau ir paprasčiau negu savo Canoną. Mano Canonas yra tikrai ganėtinai didelė kamera, bet jinai labai gražiai bent jau man filmuoja ir to pasiekoje mano telefono atmintinė nenukenčia. Tai vat, žodžiu, einu megzti toliau savo paskutinių 2 eilių ir tada galbūt pavyks man pabandyti pasimatuoti savo Anchor sweater, Anchor blouse. Nebepamenu jau pavadinimo, bet žodžiu, mano baltąją palaidinę. Tai einu megzt ir susitiksim toliau, vėliau, kai matuosiuosi savo palaidinę. Tai ką, turim šiandieną trečiadienį, 9 valanda. Šiaip visa savaitė tokia, žinokit, bombinė darbe. Šiandieną realiai visą dieną pradirbau be pietų. Be pietų reiškia visiškai jokio mezgimo. Ir vakare sugebėjau numegzti galbūt 2-3 eilutes savo moherinio megztuko ir žinokit, norėjosi akis man išsilupt, ant kiek pradėjo skaudėti galvą, tai tiesiog ėjau pagulėt, pascrollint Instagram'e, pažiūrėt, ką visos mezgat, suvalgiau porą ledų ir žinokit, atsigavau. Praėjo man ir galvos skausmai ir pagalvojau, kad
Reikėtų parodyti savo mezgiminius procesus, parodyti, kiek pavyko man pasistumėti nuo paskutinio karto, kada matėmės, kas, jeigu neklystu, buvo tikriausiai sekmadienį. Tai su mano vyro kojine visiškai neliesta, nejudinta, nieko aš ten, žodžiu, nedariau. Dabar mano Petit Knit palaidinė yra tokioje būklėje, kad aš atsiskyriau rankovės, kaip matote, ir pabaigiau siūlus. Tai čia dabar aš ką norėčiau padaryti, tai aišku persidėti viską ant tos rožinės gumos, kad galėčiau pasimatuoti. Tada mano planas būtų tikriausiai nusimegzti rankovytės ir tada jau megzti kūno. Kadangi aš turiu dar 4 kamuoliukus, tai reiškia 2 kamuoliukus, kadangi mezgu iš sudėto siūlo, 2, žodžiu, sudėtų siūlų, tai va tiek sugebėjau numegzti iš 2 kamuoliukų. Tai turiu, žodžiu, dar 2 kart tiek. Tai dėl to norėčiau nusimegzti rankovytės ir tada jau sumegzti visą siūlą į apačią, į kūną ir labai tikiuosi, kad man užteks. Bet jeigu neužteks, tai manau teks dasipirkti 1 kamuoliuko siūlų. Tai, žodžiu, vat ties tuo pasimatavimo reikėjimu aš, žinokit, čia ir strigau ir va taip palikau, sudėjau ir nebejudinau. Tai tikriausiai kada nors padarysiu aš tai. Ir aš, kągi toliau dariau, tai, žodžiu, toliau mezgiau savo moherinį megztuką, jisai mane šiek tiek įtraukė. Ir toliau čia, žodžiu, viskas platinasi, labai slidžios akys ir reikia labai saugoti, kad nepabėgtų man čia viskas, žodžiu, nuo virbalų. Tai nežinau, kaip aš čia galėsiu jums stipriai parodyti, bet kaip jau ir sakiau, pabaigiau rankovių didinimus ir dabar čia prasidėjo vėlgi didinimai prieš rankovės. Tai šiek tiek, žodžiu, kūne didinasi ir priekio dalyse didinasi kas antrą eilę. Tai, žodžiu, toliau aš čia viską judinu, toliau mezgu. Siūlų pirmieji kamuoliukai man jau, kaip matote, eina į pabaigą. Baltos jau pradėjau 2. Ir mane neramina vat būtent šitą sruogą. Ir aš kažkaip galvoju, kad gali tekti pirkti man jos dar vieną. Nors pagal mano originalų skaičiavimą, tai ką aš dariau, pirkau 4 kamuoliukus Eiseger, kas yra po 25 gramus, tai realiai 4 kamuoliukai, lygų 100 gramų rankomis dažytų siūlų. Tai čia toksai 50-50, nežinau, ar reikės pirkti ar ne. Dėl visa ko, prieš kelias dienas pasižiūrėjau, ar vis dar yra šito siūlo pirkti, tai mačiau, kad buvo dar 7 vienetai. Jį kainuoja apie 40 svarų už vieną sruogą, tai aš pagalvojau, kad tie 7 kamuoliukai galbūt nebus parduoti taip greitai ir dar, žodžiu, nepirkau ir laukiu, bet labai norėčiau, kad man jos užtektų, kadangi iš šito siūlo, kitaip nei iš kitų siūlų, aš mezgu tik tai 2 eilės. Kaip iš kitų siūlų, aš mezgu po 4 eilės, tai žodžiu, 2 mažiau mezgu su šiuo siūlu, nu, kadangi jisai labai nepadoriai brangus, bet labai gražiai tokio priduoda įdomesnės, tokios įdomios juostelės skirtingų spalvų. Tai va, žinokit, tokie mano mezginiai šiuo metu. Pabaigsiu viską aš čia, žodžiu, didint. Ir tada irgi norėčiau pasimatuoti, kadangi tas priekis, nežinau kiek matosi čia jums, bet man atrodo labai, labai mažas. Tai žinokit, nežinau, bijau, kad nesigautų vėl
švarkelis mano sesiai. Bet aš manau, jinai labai stipriai nenuliūstų, jeigu tas švarkelis gautųsi jai. Tai vat, tokie mano mezginiai, labai norėčiau jum šiame video pasimatuoti ir parodyti savo baltą palaidinę. Tai bandysiu susikaupti ir tai padaryti. Penktadienis pas mus yra Bank Holiday, tai nereikės dirbti. Good Friday jie vadina. Tai aš taipogi per tą dieną labai norėčiau savo pintus krepšus, kur siūlų, siūlų likučius laikau, prasirankiot, pasižiūrėti, ką aš ten turiu ir galbūt pavyktų man nusimegzti kažką iš tų savo siūlų likučių, kadangi į tas dėžes sunkiai man kas jau telpa, nes aš vis pabaigus būna lieka man, tai 1, tai 2 kamuoliukai, aš ten vis kišu ir žodžiu, jau man ten, žinokit, nebėra vietos. Tai realiai reikėtų pabandyti kažkokį projektą sugalvoti, kad juos sunaudoti. Ir, aišku, reikėtų pabaigti man savo vyro kojinę. Bet aš bijau, kad čia gali būti pusmečio projektas, kadangi megzti kojinę ar megzti savo vieną iš tų 2 projektų, tai aš manau, jūs visos puikiai suprantat, ties kuriuo man labiau tiesiasi rankos. Tai vat. Ką dar galėčiau jums papasakoti? Nežinau, žinokit, šitą savaitę, kaip jau ir sakiau, labai sunki. Tokia grinai prieš laisvadienius tokia darbais užvertė mane. Kažkaip taip gavosi, kad viskas susidėjo man darbuose į vieną tokį didelį burbulą ir buvo jisai užmestas ant manęs. Tai kažkaip reikia atkentėti dar rytoj ir tada turėsiu 4 dienas pailsėti. Taip, Ramzi? Ateik, pasirodyk. Valgyt gavai, nenori rodytis, tu taip? Va. Ramzis, jisai, žinokit, yra tinginys. Taip? Tinginys tu. Tai vat, žodžiu, aš dabar jau eisiu ilsėtis. Eisiu galbūt pažiūrėti serialą ar kokį podcastą. Ir rytoj tikiuosi, kad pavyks man pasiimti pietus ir galbūt pavyks pamegzt arba bent jau pasimatuoti savo palaidinę. Tai vat. Šiandieną tiek, o susitiksim vėliau pasižiūrėti, kaip kita palaidinė atrodo ant manęs. Na ką, ketvirtadienis, norėjau sakyti penktadienis, nes man tai, žinokit, tikrai šiandieną jaučiasi, kad būtų penktadienis, kadangi rytoj nereikia eiti į darbą. Eiti man į darbą niekada šiaip dažniausiai nereikia, bet nereikia keltis, nereikia dirbti. Tai rytoj planai yra susitvarkyti namus, ryte su kavos puodeliu ramiai pamegzti, kol vyras miegos. Žodžiu, mėgautis laisvadieniu. Tai aš, žinokit, pasibaigiau vieną rankovytę.
prieš tai tikriausiai jau matėte, kad pasimatavau palaidinę. Ir antros rankovės pas mane yra likęs tik tai Italian Bind-Off. Aš čia nusprendžiau užbaigti būtent itališku būdu su adata. Ir čia aš jau esu nusikirpusi siūlą. Šiaip pačiame aprašyme siūlo tiesiog akis nuimti pagal raštą, tai yra viena gera, viena bloga. Bet aš pagalvojau, kad nuėmus akis itališku būdu, visas mano mezginys žiūrėsi šiek tiek gražiau. Nežinau, kad čia turėjau ant smakro. Tai žodžiu, nežinau, kiek jums matosi, bet bent jau man, žiūrint, tikrai atrodo būtent tokiu būdu nuimtos akys daug gražiau. Tai aš galvoju, galbūt parodysiu, kaip aš nuimu akis itališku būdu. Čia tikriausiai galbūt visos, kurios mane žiūrit, jau ir žinote, kaip tai padaryti, bet galbūt yra tų, kurios nežino. Tai aš pabandysiu taip parodyti. Mokytoja iš manęs yra tokia ganėtinai prasta, bet galbūt jums pavyks suprasti ir išmokti nusimti akis, būtent adatą, jeigu to daryti dar nemokat. Tai žodžiu, einam užbaigti antrą rankovę ir galbūt pasimatuosiu, pažiūrėti, kaip viskas atrodo vėl. Tai ką, visų pirma, aišku, reikėtų pasilikti siūlo bent jau tiek, kad galėtumėte 3 kartus aplink visas akis apsukti. Tai aš tokiam kaip rankovėm iš tikrųjų nematuoju, taip aš tiesiog atsikerpu to siūlo, kiek man atrodo, kad, na, tikrai užtektų, bet tikrai apsisuktų jisai man šitos 3 kartus, galbūt netgi ir daugiau. Bet aš naudojusi ir vadovaujuosi tokia taisyklė, kad geriau daugiau negu mažiau. Tai geriau jau čia yra tą galiuką siūlo nukirpt, negu po to jo pritrūkt. Tai vat, visų pirma, reikėtų padaryti tokią kaip ir pradžią, ar ne? Tai man dažniausiai aš ištaikau taip, kad pirmoji akis eilės pradžioje būtų geroji akis. Tai aš visą laiką, kai mezgu, kad ir kokią atmarą, aš visą laiką stengiuosi ją pradėti gerąją akimi. Tai dabar, kaip pradėti šitą itališką akių nuėmimą. Tai pirmą akį reikia adatą įvesti taip, lyg megztume blogą akį. Tai yra va taip iš priekio, tiesiog iš dešinės į kairę ir įvedam. Pratraukiam siūlą. Aš, kadangi čia turiu 2 siūlus, tai aš visą laiką pasižiūriu, kad tie mano siūlai 2 tiesiog gražiai vienas šalia kito gulėtų ir nebūtų labai ten kažkaip apsisukę ar apsipynę. Tada aš tiesiog va taip patraukiu, kad neliktų čia tokios didelės skylės rato pradžioje. Tada aš prilaikau siūlą ir apsiverčiu savo virbalą, kad galėčiau matyti blogąją pusę. Dabar, nežinau kaip čia, ar jums matysis. Va. Dabar adatą aš kišu tarp pirmos ir antros akies tiesiog į tarpą. Ir vėlgi pratraukiu siūlą. Ir vėlgi čia šiek tiek sutraukiu, kad nebūtų tos skylės. Taip pat. Trečias etapas yra prakišti adatą
per blogąją antrą akį, kaip megztume gerą akį. Tai yra iš priekio į galą, kad gražiai viskas va taip va praeitų. Ir vėl ištraukiam. Kol kas nenuimėm nuo virbalo nei vienos akies. Tai va. Ir paskutinis mūsų žingsnis, tai yra pirmąją akį nuimti, lyg megztume gerąją akį. Tai yra iš priekio, vėlgi, pratraukiame siūlą ir nuimėme šią akį. Štai. Ir mūsų pradžia yra padaryta ir kaip matot, tikiuosi, kad matot, nėra jokio didelio tarpo. Tai vat šitą pirmą žingsnį darant, šiek tiek stipriau sutraukite, nepalikit labai didelio siūlo. Kad siūlo, kad nebūtų laisvo, kadangi taip bus po to tarpas. Tai vat, dabar mūsų 4 pagrindiniai žingsniai, kuriuos mes kartodamos nusimsime visas akis. Tai mūsų pirmoji akis dabar jau yra blogoji akis, antroji akis yra geroji akis. Taigi, pradedam taip, kad akį kišame į gerą akį, tai yra į antrą akį, iš priekio, vėlgi iš dešinės į kairę ir pratraukiame siūlą. Ne, aš čia va pasitaisau, kad viskas man gražiai būtų. Tada antras žingsnis, blogąją akį vėlgi taip pat iš dešinės į kairę per priekį ir nuimame šitą akį. Ne, nusiemu. Vėlgi viską gražiai šiek tiek labai stipriai nesutraukit, bet šiek tiek visą laiką aš bent asmeniškai patraukiu. Tada, vėlgi kartojam žingsnį, kišame adatą tarp pirmos ir antros akies ir ištraukiame. Tada į antrą akį kišame adatą, lyg megztume gerą akį iš priekio į nugarą. Ištraukiame akį, biškį patraukiame. Ir tada pirmąją akį kišame adatą, lyg megztumėme gerąją akį ir ištraukiam siūlą ir nusiemame šitą akį. Ir dabar kartojame. Į antrą akį iš dešinės į kairę, į pirmą akį iš dešinės į kairę ją nusiimame, tada tarp dviejų akių ir adatą ištraukiam. Ir į antrą akį iš priekio į nugarą, arba iš priekio į galą. Ir pirmąją akį, kaip kad megztume gerąją akį ir nuimame nuo virbalo. Ir vat taip vat kartojant, viską šiek tiek visą laiką po kiekvieno žingsnio patraukiame, bet ne per daug. Žiūrim, kad būtų gražiai, ar ne? Kad vat mūsų kraštelis, kuris formuojasi, kad būtų gražus ir lygus. Tai vis šiek tiek nebijokit pakoreguoti. Darant su vienu siūlu yra tikrai žymiai lengviau, negu kai mezgame iš 2, 3 ar kiek ten siūlų mezgame.
bet tikrai įmanoma gražų kraštelį pasidaryti ir mezgant iš kelių siūlų. Tai vat. Aišku, virbalai, vat šitas virbalas ir vat tos kilpelės šiek tiek būna maišo, bet tikrai įpratus galima ganėtinai greitai viską čia nusiimti. Nu va, turim rankovytes. Ir dabar jau beliko megzti tik tai kūną. Tai vat. Šiaip šitam aprašyme, kas mane asmeniškai šiek tiek erzina ir atrodo ganėtinai neišbaigtai, galbūt galėčiau pasakyti, būtent petit knit aprašymui, yra tai, kad čia nėra trumpintų eilių. Ir kažkaip mane neramina, aš vis galvoju, kad gali įdomiai žiūrėtis, būtent užbaigus ją. Tai aš manau, darysiu ją tokia šiek tiek ilgesnė, labai nenoriu jos trumpos. Rankovytės man asmeniškai atrodo gero ilgio. Čia nuo šitos dalies, kur susirinko akis, mezgėsi kažkur 7 cm ir tada 7 eilės atnaros, viena gera, viena bloga. Tai vat, žinokit, rankovytės pabaigtos, reikės prisijungti vat čia naują siūlą ir megzti lygiom akim toliau. Apšvietimas nėra pats geriausias, kadangi sėdžiu po 2 lempom, bet vat, žodžiu, pabaigiau aš savo rankovės ir dabar mane, atvirai pasakius, labiau domina megzti savo švarkelį. Tai aš manau, savo švarkelį dabar ir einu megzti, o kažkada grįšiu
prie lygaus mezgimo. Nu tai ką, penktadienis, šiek tiek esu jau pasivėlus po visų dienos darbų, bet pagalvojau, kad reikėtų man, kaip jau ir minėjau, manau, šią savaitę kažkurią dieną, reikėtų man prasieiti pro savo siūlų likučius ir pasižiūrėti, ar yra ten pakankamai kokių nors siūlų, kad galėčiau savo kažką pasimegzt, kad juos, žodžiu, tos likučius panaudoti. Tai aš manau, jums galbūt irgi bus įdomu pasižiūrėti, kas pas mane. Vat šitose dėžėse gyvena, tai aš manau, kad mes dabar tai ir padarysim. Ir išsiaiškinsim, ar yra čia šansų kažkur viską panaudoti. Man tai visą laiką labai įdomu yra žiūrėti tokius video, kai kitos mezgėjos, žodžiu, prasižiūri savo turtus. Kažkaip man toks smalsumo vedima, aš visą laiką labai noriu pasižiūrėti, kas ten pas visas siūlose, žodžiu, gyvena. Ir išsiaiškint, kas gražaus ir gero yra pas kitas. Tik nežinau, ar jūs čia galėsite gerai matyti, tai aš galbūt pasidėsiu kokią nors dėžę ir šiek tiek pasireguliuosiu jūs. Kad galėtume, žodžiu, visos čia matyti, kasgi čia gero yra. Tai pradėsim nuo šios dėžės ir visų pirma, ką aš turiu, tai aišku 2 vienetai Kit Silko, kuris yra likęs nuo mano Pride and Pearls kardigano. Tai žodžiu mohairą, manau, dėsiu į vieną vietą. Tikriausiai bandysiu atsirūšiuoti visus siūlus pagal jų storį arba tipą. Tai žodžiu, turim 2 Kit Silko. Tada turime likutį Cardiffo kašmyro, kur neįsivaizduoju, kur galėčiau jį sunaudoti, bet Tobiai yra įdomu. Tai turim, žodžiu, tokį likutį. Čia dedu atskirai, nes kašmyro pas mane nelabai čia ir yra. Tada turim 2 Sirdar kamuoliukus po 50 gramų. Vienas yra šiek tiek pradėtas. Čia yra likę nuo Tobio megztuko. Ir čia yra akrilas, kadangi norėjau, kad megztukas būtų labai lengvai plaunamas ir prižiūrimas. Tai žodžiu, čia likutis nuo Tobio mezginio. Akrilą dėsim čia. Tada turiu Knitting for Olive mohairos, kuri 2 pilni kamuoliukai ir vieno šiek tiek pramegzta. Čia yra likutis nuo mamos palaidinės ir mano
kardigano, kuris atiteko sesiai. Tai čia keliauja į moherų pusę. Tada turim Knitting for Olive merino, kuris yra 250 gramų 50 metrų. Tai panašus į fingering weight. Tai merino vilną aš deduosi va čia. Tada turim katoną medvilnės. Čia yra nuo mano temperatūrų pledo spalva, kuri visiškai man nesižiūrėjo prie mano kitų turimų spalvų. Ir visi šitie likučiai gyvena tokioje atskiroje dėžėje, kurioje aš laikiau pledą. Tai visą šitą medvilnę aš manau, kad geriausias variantas ją būtų sunaudoti. Tai yra sunerti žaisliukus. Bet nelabai turiu dabar noro ar kam tų žaisliukų nert, nebent galėčiau nunerti kažką savo pusbroliui. Tai čia, žodžiu, šita spalva, nežinau kiek pastebėjot, bet dažniausiai šitas kamuoliukas yra mano naudojamas atskirti rankovėmis. Tai aš vat po biškį būtent tam šį ir naudoju. Tada turime Ramzio megztinį, kuris nežinau ką čia veikia. Tada turim rankų dažymo siūlus. Šitas yra likęs nuo skaros, vestos skaros, kurią mezgiau. Tai rankų dažymo siūlai visi keliaus tikriausiai į atskirą maišiuką, kurį aš va čia dabar ir pasidarysiu. Kadangi rankomis dažytai siūlai, man asmeniškai jų likučiai niekada netrukdo, tai aš juos vat į šitą maišelį dabar visus ir dėsiu. Ir čia aš turiu jų daugiau. Tai čia irgi nuo vestos skaros. Tada šitas, jeigu neklystu, yra Astos pirmasis kalendorius, kur buvo pilnos sruogos ir metų laikų tema. Mezgiau vyram kojines ir, žodžiu, va toks likutis liko. Tada turim, nebepamenu šitos firmos, bet čia buvo megztos širdelės mano kojinėse, kurios buvo žakardinės. Tada turim rožinę. Teko Ramzį iš užuolaidų labirintų išlaisvint. Tai čia tada turim vėlgi rankomis dažyti siūlai, DK, tas šiek tiek storesnis siūlas. Tada turim persikinio rankomis dažyto siūlo. Turim, čia man atrodo yra iš Beehive Yarns, mezgiau kojines. Siūlas su blizgučiu ir taipogi vat toksai, čia buvo kojinių setas, tai turėjau vieną mažą sruogą kontrastinio siūlo ir vat tokį gražų pilnos sruogos oranžinį. Tai čia vėlgi likutis nuo kojinių. Ir tada turim žalsvos ir turim nedažytą sruogą. Tai vat visi šitie va taip pat dažniausiai pas mane gyvena ir būtent dėl šitų likučių man galvos visiškai neskauda. Aš planuoju kažkada megzti pledą iš rankomis dažytų siūlų. Ir taipogi čia yra tokie likučiai, kad tikrai galėtų megztis sau ramiai kojines. Tai aš kai kojines noriu megzti, tai aš tiesiog va šituose savo likučiuose pasikuičiu ir tikrai kažką atrandu. Taipogi, vat čia pas mane irgi vat daug kojinių likučių rankomis dažytų siūlų yra. Tai žodžiu, vat jie čia visi stovi ir laukia projekto, kada aš galėsiu juos sunaudoti. Taipogi čia yra mano advento likučiai, irgi rankomis dažyti siūlai. Aš iš jų, čia man atrodo yra rožių advento kalendoriaus likučiai iš Dandelion and Dogwood. Ir čia aš bandžiau tuos likučius sumegzti į
koinės, bet, žodžiu, koinės nusimezgė, o likučių dar liko. Tai čia irgi, žodžiu, keliauja viskas į šį maišelį ir lauks toliau arba koinių, arba būtent to pledo pradžios. Tai va. Tada, ką mes turime čia dar? Advento sruogelė. Čia, man atrodo, adventas bus kažkuris, neįsivaizduoju kuris, bet čia gal kai mesgiau besto koinės. Tai žodžiu, aš juos čia irgi įsidėsiu, kadangi tas advento kalendorius, apie kurį aš galvoju, vis dar gyvena pas mane ant aukšto. Aš jo niekad neišsitraukiu iš ten. Tai žodžiu, čia, kaip aš jau jį išsitrauksiu, tai reikės sudėti atgal. Jeigu aš prisiminsiu, kaip ten viską reikia sudėti. Va. Dar vienas likutis rožių advento kalendorius. Rožių advento kalendorius pilna sruoga. Šitą tai pamenu. Ir čia irgi atrodo kaip koininis likutis. Ir va čia va. Žodžiu, čia tų likučių slepiasi yra. Ir turime vieną nedažytos siūlų sruogos irgi likutį. Ir kitoj dėžėje matau, kad irgi turiu susuktą siūlą. Tai žodžiu, šitie irgi keliauja į tą patį maišą. Čia realiai apart vieno to storesnio, visi siūlai yra vienodo storio. Tai realiai galėtų visi į kažkokį tai projektėlį ir sugult. Tada turim dar vieną moherą, spėju iš pojūčio čia yra dropsai, bet trūksta etiketės. Tada turim Katė Kašmyro. Su šitu pamenu, kad kiekviename beveik kamuoliuke radau po mazgą. Tai tokie atsiminimai. Storis čia yra 50 gramų, 120 metrų. Tai gan storas siūlas. Pasiliksim jį čia. Tada turim Sheep Cheese siūlo, kurį pirkau koinėms. Vėlgi, neįsivaizduoju, kur aš jį čia dabar galėčiau panaudoti. Koks jos storis? 50 gramų, 200 metrų. Tai praktiškai standartinis fingering weight, sudėtis, irgi standartinis koininis siūlas, 75 merino vilna ir 25% nailonas. Dedam prie merino vilnos. Turim Drops Lima, kuri yra likus nuo mano lapcių mezginio. Tada turim Holst Garn. Čia realiai buvau pirkus, žodžiu, buvau nusimezgus tokią suknelę iš tvido. O gal ten ir ne tvidas buvo, bet aš atsimenu, kad ten buvo babininis siūlas, panašiai kaip ir čia. Kaip tvidas buvo. Tai aš galvojau, kad čia visai būtų panašu į tai ir pirkau pasimegzti mėginuką prieš perkant jo daugiau. Spalva jum tikriausiai visiškai kitokią spalvą rodo, negu yra įprastai. Man, žodžiu, labai nepatiko spalva. Nebepamenu jau aš ar mėginuką aš čia prasimezgiau ar ne. Bet, vat, žodžiu, dabar jisai toksai pas mane čia ir guli. Tada turim Stellaris iš Kremke. Čia naudojau megzdama savo megztuką iš Petit Knitės. Nebepamenu pavadinimo, bet tokį piniuotį baltą iš Drops Air. Tai čia, žodžiu, likutis yra. Nors praktiškai nelabai ir likutis, čia beveik visas dar yra. Tada turim
mano bandymą pirkti kašmyro iš Temu, kuris dabar realiai laukia tikriausiai kokio žaisliuko, kad galėčiau aš čia kažką sumegzt. Nebandžiau megzt mėginuko, būtų labai įdomu pamegzt mėginuką ir išplaut, pažiūrėti, kiek jisai atsiskleidžia. Galėčiau tada galbūt ir riešinės nusimegzt, bet aš jau vienas riešinės turiu, ar man jo daugiau reikia. Žodžiu, nežinau, pirkau, kad pabandyt kažką nusipirkti iš siūlų Temos iš Temu. Tada čia yra merino vilna, nebepamenu, man atrodo, Gazal firma. Ir turime 2 nedažytas sruogas moheros. Tai va. Viena dėžė, žodžiu, turim tuščią. Pasižiūrim kitą, ką mes čia gero turim. Tai Drops Air. Drops Air čia pasikuitus vėliau, aš tikriausiai rasiu jos daugiau. Žodžiu, šitus visus tokius puffy siūlus dėsiu vėlgi atskirai. Tai turim Drops Air, tada turime Camaraus likusio nuo mano megztuko žakardo. Čia, man atrodo, irgi Camaraus, o gal Drops Air. Drops Air čia. Čia Drops Air, nes Camaraus va čia. Tai, žodžiu, turim čia. Tada turim Berenis, kas man asmeniškai realiai yra kaip ir mohera. Tai aš šitus Berenis likučius dedu prie moheros. Tada turim Daisy. Vėlgi likusio, čia yra likutis nuo mano Pride and Pearls kardigano. Dedu čia. Daisy, va ir etiketę radom. Tada turim, žodžiu, likučius nuo mano nesėkmingos King Fiber Kikos dėžutės. Čia įdėsiu kartu su rankomis dažytais siūlais. Tada Drops Kid dar likutis moheros. Tada turim Gilead likutį nuo mamos megztuko. Čia irgi pridėsiu čia, kadangi čia tokie storesni siūlai. Tada turim dar vieną Drops Air, dar vieną Snefnag likutį. Keliauja čia. Tada dar nedažyta sruoga siūlo, vėlgi keliauja čia į maišelį. Tada Basic merinas iškatę nuo mano suknelės. Padėsim čia. Tada turim katę merino baby. 2. Vienas pradėtas, vienas ne. Tada turim Drops merino extra fine, šiek tiek storesnį siūlą. Tai jį dėsim čia. Tada turim Crea Deluxe 3 moheros. Tada turim Drops Nordo, kuris yra likęs nuo mano vištų kojinių. Va, dar vienas. Tai čia dedu prie merino vilnos. Tada turim Tilijos. Tiliją aš pasilieku ant lentynos iš karto, kadangi Tiliją aš naudoju šiuo metu savo dabartiniui projektui. Ir bandau ją sunaudot, bet nežinau, ar pavyks čia mane visą sunaudot, ar kažkiek dar liks.
Turim moheros, kuri yra vėlgi likutis nuo mano suknelės, bet čia mohera yra šiek tiek storesnė. Ir vėlgi, kaip matot, dar vienas likutis rankomis dažytų siūlų. Tai aš čia yra nedažytos sruogos likutis, bet pats pluoštas yra tamsesnis. Tai aš tiesiog čia pasidedu prie rankomis dažytų siūlų, kartu su vat tokiu baltu mažu nedažytos sruogos likučiu. Tai čia, žodžiu, keliauja prie rankomis dažytų siūlų. Dar vienas klasik kašmyras iš Katė. Kiek turi geltonų siūlų, pasirodo. Ir taipogi duo iš Sandnes Garn. Čia yra likutis nuo mano palaidinės. Storis atitinka tai, ką turiu ten. Bet sudėtis čia yra medvilnė, jeigu gerai pamenu. Nors ne, yra medvilnė ir merino vilnos miksas čia. Ir maišelis su mohera. Tai dedu čia. Tada turim maišelį nuo mano šio burbulo. Tai maišelį aš iš karto pasidėsiu čia. Kadangi čia mano visi virbalai, visi krepšeliai gyvena. Ir paskutiniai mano siūlai yra Concept kašmina iš Katė. Ir aš turiu 3 kamoliukus, kuriuos pirkau ir nei karto nepanaudojau. Ir su šitais siūlais yra bėda, kad aš jų labai norėjau, bet aš neturėjau projekto galvoje. Ir aš juos nusipirkau. Ir aš dabar net neturiu nei žalio supratimo, kur man šitus siūlus panaudoti. Čia, nežinau, kiek per kamerą jums matosi, bet iš vidaus tie siūlai šiek tiek patamsėja. Aš pabandysiu nufilmuoti visus siūlus iš arčiau, kad galėtumėt pamatyti. Bet juos, kadangi aš turiu 3, tai jeigu, pavyzdžiui, 2, tai galėčiau galbūt megztis, pavyzdžiui, skarą arba šaliką, vieną kamaliuką sumegzti tokį kaip trikampį didėjantį arba šiaip tiesiog didėjančią, o antrą kamaliuką nuo tamsiausios tada vėl grįžti atgal. Bet kai aš turiu 3, tai čia jau reiktų apgalvot, kaip sužaist, kad nebūtų toks, kad pereina, vėl atgrįžta ir vėl pereina, nors gal ir gražu. Dar, sakiau, įlysiu, žodžiu, į Ravelry, pasižiūrėt, ką galėčiau iš jų nusimegzt. Čia yra, kiek čia to siūlo turim. Sudėtis yra Virgin Wool, tai vilna. 68% vilna, 22 poliamido ir 10% kašmyro. 50 gramų, 290 metrų. Šiaip pats siūlas yra labai, labai malonus, labai švelnus. Ir aš tikrai įsivaizduoju ir skarą, ir įsivaizduoju, kad labai norėčiau kokio, pavyzdžiui, tokio lengvo megztuko užmestuko. Tiesiog susišildyti, pavyzdžiui, tiesiog kai atvėsti, bet nenori labai tokio storo, sunkaus megztinio, tai vat tokį pukelį užsidėti būtų labai smagu. Žodžiu, siūlai tikrai nebuvo šiti pigus, aš juos pamačiau, man jų be galo prisireikė, aš juos nusipirkau ir dabar jau jie pas mane virš metų laiko tiesiog va taip atstovi. Tai nežinau, bet reikia, žodžiu, sugalvoti, kur juos sunaudot. Tai va, šitiem siūlam tikrai būtinai reikia rasti man projektą. Šiti vėlgi keliauja atgal, nes aš neįsivaizduoju, kur galėčiau juos panaudot. Dabar su mohera
Tai turime, vat, tokius reikalus. Turim baltos, turim rudos, nežinau, kiek čia jų matosi spalvos. Tada turim 3 žalius, turim 2,5, sakykim, rožinės. Šiaip, nežinau, kiek matote jūs, bet spalvos tai visai dera šitų. Būtų galima galbūt sugalvoti kažką. Kaip jums atrodo? Tai vat. Su moherom, tai žinokit, problemų didelių aš neturiu. Šiaip, nu, tikrai spalvos yra derinčios ir tikrai galėčiau kažką sugalvoti. Iš tikrųjų, iš visų šitų moheros likučių, tai aš, jeigu būčiau nepirkus tos moheros savo dabartiniai procesui, tai tikrai va čia va pasikuitus, visai neblogas irgi, manau, toksai neutralus megztukas man būtų išėjęs. Ne megztukas, žodžiu, o švarkelis. Dar turime rožinę. Čia, man atrodo, yra likusi nuo kažkurio žaisliuko. Ir čia turime baltos. Čia, man atrodo, Kit Silko. Ir čia Silkit Extra. Verpalai online. Čia iš Lietuvos pirkti. 72% mohera, 28% šilkas. Ir čia neįsivaizduoju. Kas per likutis. Ir turiu dar gabaliuką mėlyno, kuris yra likęs nuo mano šitos spalvos megztuko. Iš Astos dažytų siūlų, tai taipogi buvau dėjus melsvą moherą. Tai žodžiu, vatinai ir liko. Nu tai va, tai ką, einam pasižiūrėti į visas spalvas, į visus siūlus iš arčiau. Aš jums nufilmuosiu, kad jūs galėtumėt pamatyti juos iš arčiau. O aš tikriausiai medžiagos šiam video tikrai turėsiu užtektinai. Tai eisiu dabar čia, žodžiu, tvarkyti savo šito siūlo bardako. Ir susitiksime su jumis kitą savaitę. Tikiuosi, kad užkrėsiu jūs prasivalyt, pasižiūrėti, prisimint, kągi jūs slepiatės savo siūlų sandėliukuose, siūlų turtuose. Ir galbūt būtų puikia proga pradėti šitus visus siūlus visom megzti, o ne tiesiog pastoviai pirkti naujus. Kadangi tikrai manau, kad čia būtų galima, pas mane bent jau iš moheros, tai tikrai būtų galima sugalvoti kažkokį tai megztuką, o iš tų galvoju, kad būtų galima galbūt sugalvoti ir kokį megztuką, jeigu ne savo, tai pavyzdžiui, savo pusbroliui tikrai galėčiau sunaudoti kažkur sumegzti. Ir, žodžiu, ir merino turiu. Rankomis dažytų siūlų, tai aišku, iš čia tikriausiai daugiausiai. Bet, žodžiu, nežinau, laukia ilgasis savaitgalis. Nors jūs, kai žiūrėsit šitą video, jau savaitgalis bus, aišku, tai tas ilgasis praėjęs. Bet, kai turėsite laiko, tai linkiu galbūt ir šį savaitgalį pasižiūrėti, ką turite iš siūlų likučių. Paplanuoti, pagalvoti, įjungti šiek tiek kūrybinę nuotaiką. Ir sugalvoti naują procesą, kur galėtume sunaudoti savo siūlų likučius. Tai vat, linkiu tradiciškai gražaus savaitgalio, gražaus oro, pailsėti, atrasti laiko pamegzti, pasigaminti savo kažką skanaus, paglostinėti gyvūnėlius, parodyti jiems dėmesio ir susitiksime kitą savaitę. Ate. Tai vat, tokie mano moheros likučiai. Šiaip, kaip jau ir sakiau, tai atmetus, aišku, vat, tokias šiek tiek ryškesnės spalvas, tai vat iš šito kombo
tai tikrai būtų galima kažką sugalvoti. Ir visai gražus darbas gautųsi. Tai žodžiu, reikia toliau ieškotis mezginių, kurie būtų tik tai iš moheros. Nežinau, bent jau man tai atrodo, kad tikrai dera spalvos kartu. Tai vat, žodžiu, mohera keliaus pas mane visa į maišelį. Ir žinosiu, kad tikrai turiu užtektinai ją visur kažkur sumegzt. Va, mohera pas mane jau saugiai sudėta. Vieną praganiau, tai reikės įdėti. Tada, kaip jau ir sakiau, turiu tokių pustų siūlų. Tai vat čia yra dropsai. Su dropsu va tokiais valikučiais, tai aš niekada stipriai nepergyvenu, kadangi iš šitokių siūlų aš mezgu tuos žaisliukus. Tai galvoju, kad realiai galėčiau numegzti kokį nors žaisliuką. Tiesiog reikėtų pagalvot, kaip čia jį gražiai sudryžuot, kad jisai gautųsi gražus. Bet aišku, galima, pavyzdžiui, rankytės vieną spalvą megzt, kūną kitą, nežinau, gautųsi kaip su šortais. Šiaip dažniausiai užtenka vieno kamoliuko arba tokio pusantro. Tai jeigu į tas vietas, kur planuoji aprengti, pavyzdžiui, kūno ar rankų viršus, kojų viršus, nes dažniausiai tie žaisliukai būna aprengti, tai tikrai vat tokią ryškesnę spalvą arba pasiliekant, žodžiu, neutralesnės spalvas toms dalims, kurios matosi, o va, pavyzdžiui, tokias sunert į vietas, kurios nesimatys, tikrai įmanoma, tai aš, žodžiu, čia vėlgi dėl šitų likučių stipriai nepergyvenu ir žinočiau, kur galėčiau panaudoti juos. Tiesiog reikia atrasti laiko, kad tuos žaisliukus, žodžiu, man pavyktų numegzt. Ir aišku, tada dar galėčiau ir sunaudoti, pavyzdžiui, merino kokius likučius būtent rūbelių mezgimui. Tai va. Čia, kaip ir viskas pilna, įdėsiu čia taipogi tas nedažytas sruogas. Čia dabar ką mes turim tuščią dėžę. Ir vat čia turim visokius merino likučius. Ir vat su šitais asmeniškai aš neįsivaizduoju, ką reikėtų daryti. Nes spalvos, nedera visai. Knitting for Olive maišyti su tokiu, va, pavyzdžiui, kaip katė arba dropsais nelabai norėtųsi. O iš tokio kiekio vėlgi nelabai įsivaizduoju, ką čia būtų galima numegzt. Tai, žodžiu, iš šitos galima tikrai galbūt būtų kažką kokiam lėliukui numegzt, bet tų lėliukų pas mus nelabai jau yra, nebent jeigu galvotume, kad Ramzis yra lėliukas, bet Ramzis nelabai mėgėjas yra nešiot. Žodžiu, tokių rūbų. O iš šitų realiai visą laiką sakiau, kad noriu nusimegzti vištos kojines. Va. Žodžiu, ir nereiks jokių siūlų dėt. Va. Ramzi, nu, ką tu darai? Kodėl tu išdykauji? Nelupinėk ten. Nu, davai lipk. Tai vat, iš šitų sakiau, kad noriu vištos kojinių. Tai realiai viskas. Šiti keliaus laukti sekančias kojines, kurias megsiu, bus vištų kojinės. Tikrai labai noriu nusimegzt, nors Velykos sekmadienį
Bet, žodžiu, kitom Velykom dabar imsiu aš jas sekančias po vyro kojinių ir nusimegsiu. Ir aišku, dar liks, tai nežinau, šiaip gal kokias kojinės, šiaip drops siūlai kojiniam labai superiniai siūlai. Iš Limos neįsivaizduoju iš vieno kamaliuko ką megzt, apart vėlgi kokio žaislelio rūbo. Čia kojiniam siūlas. Neutralūs gražūs siūlai, realiai galima būtų su šitai suderinti ir megztis kojinės. Šitas Knitting for Olive merinas neįsivaizduoju, bet, žodžiu, laukia, geri siūlai laukia ir, manau, sulauks savo eilės. O Ramzis toliau, žodžiu, sužavėtas šitos dėžės yra. Ištykęs tu koksai. Nu ir čia vėlgi net neįsivaizduoju, ką galėčiau megzti iš tų. Ir, nu ir aišku, čia geltonoji karalystė mūsų. Va, neįsivaizduoju, kodėl čia ta geltona spalva man buvo užėjus. Man buvo pasirodžius, kad geltonas siūlas fainas šuniui. Mano tokio, galvau, bus kaip ančiukas. Tai nežinau. Daisy vienas Daisy pusantro. Merino Vilna Extra Fine. Gileadas. Basic merino. Ir, aišku, tas duo. Merinas su medvilne. Tai vat realiai su šitais neįsivaizduoju, ką būtų galima padaryti. Čia realiai gyvai man nėra tokio stipraus kontrasto tarp šitų dviejų spalvų, bet vėlgi čia merino vilna su kašmyru, ją miksuoti su akriliniu siūlu aš nenoriu. Tai vat iš šitų neįsivaizduoju. Ką megzt? Reiktų kokią skarelę numegzti Tobiui, bet realiai jam tikrai nebūna šalta ir jisai nelabai aš jį kada rengiu. Tai neįsivaizduoju, ką reikėtų sumegzt. Aišku, galėčiau visą laiką vat, šitus Daisy ir Basic Merino tą, arba bent jau vat, šitus galėčiau visą laiką tiesiog sumegzti Ramziui pledą naują. Nes jisai mėgėjas yra, žodžiu, visur lyst. Tai gal ir būtų variantas, bet ar aš noriu megzti Tobiui, ne Tobiui, o Ramziui pledą, čia jau yra kitas klausimas. Žodžiu, susidėsiu aš viską čia atgal, bet dabar bent jau žinosiu, kad yra tokių siūlų, kad turiu. Gileatą aš galvoju, pasižiūrėsiu, kiek man liks nuo mano megztinio, kadangi aš savo irgi esu Gileatą nusipirkus. Realiai galėčiau nusimegzti kokį ilgą, paprastą šaliką. Tai su šaliku, jeigu ne aš, tai manau kokia sesė arba mama tikrai tą šaliką kuo puikiausiai su malonumu sunešiotų, kadangi siūlas yra tikrai labai geras. Tai vat, žodžiu, susidedu aš čia visus savo tuos siūlus. Tai žodžiu, planas yra toks. Nusimegzti kojinės vištos. Apie moherą aš pernelyg nepergyvenu, kadangi jinai pas mane tikrai gan dažnai būna, aš jeigu nemezgu vien tik iš moheros, tai bent jau tada mezgu sudėjus kartu, tai tikrai išsinaudos ir aišku rankomis dažytų siūlų. Turiu irgi begalės, kurie man irgi netrukdo, bent jau jų likučiai netrukdo.
Tai vat, nu ir žaisliuką, kokį reikėtų numegzti. Lapę galbūt. Lapės neturiu savo kolekcijoje. Nu tai vat, tokie tie mano turtai. Nei daug, nei mažai. Šiaip galvojau, kad tikrai daugiau pas mane čia tų tokių likučių, bet jie visai susideda į tokias kelias kategorijas. Nu ir aišku, rankomis dažyti siūlai. Advento likučių turiu, vieną beveik visą advento turiu, iš kurio esu nusimezgus tik tai kojinių porą. Tai ten norėčiau sunaudot kada nors, bet jeigu mėgsiu tą pledą, apie kurį galvoju, kol kas dar nesidalinsiu, koks ten pledas, kadangi nėra ir schemos jam dar, tik tai rašoma jinai yra. Tai, žodžiu, mano tie adventai, aš manau, į tą pledą visai smagiai ir sueitų. Bet galėčiau, aišku, ir kokį megztuką nusimegzti. Iš adventų, tai, žodžiu, adventai man irgi daug galvos skausmo nekelia. Tai vat. Žodžiu, tokie tie mano siūlų likučiai. Tikiuosi jums patiko, buvo smagu pasižiūrėti ir įdomu. O aš su jum pasimatysiu kitą savaitę. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.